Labas rytas. Man tas lietus jau nebepatinka. Bet čia kalnuose labai įdomu. Palyja, nelyja, palyja, nelyja. O aš važiuoju gamtos vaizdų pažiūrėti, kur man reikės pasivaikščiot. Galvoju, ką čia pusryčiams pasiimti. Kaip visada arbatėlės. Jau net nežinau, kokią skonio nebandžiau. Šiaip nežinau, ką pusryčiams valgyti. Bandelio gal reikia nusipirkti. Nesu pusryčių valgytojas, bet nusipirkau bandelių, nes esu didelis bandelių mėgėjas. Ir kavos nusipirkau, nežinau, ką valgo jie pusryčiams tie vietiniai. Po daugiau nei savaitės keliavimo dar nežinau, ką valgo. Kaip ir mačiau ten tas kiaušinienės ten valgo vakar, kaip ir aš valgiau. Bet taip, kad pamatyt, ką jie čia. Rameną gal, makaronus susiverčia podelį rytais vietoj kavos podelio. Nežinau. Tai užkasiu ir laukia dar apie 2 valandas kelio. Kas čia? Saldus batonas, bet kas čia ant viršaus? Kinija mane stebina užkandžiais. Kartais aš tiesiog nesuprantu. Oi, net pykina, net negaliu. Pravažiavau kiek čia 900 km, tai čia gali būti kokie bus 50 eurų, 60 eurų. Šiaip tai pinigų. Aik, tu Kinija. 66 eurai, velnio tuzina. Nieko tu nepadarysi, nieko tu naujos valdžios neišrinksi, čia viskas. Čia viskas jau yra, va taip padaryta. Ta paskutinį žmogelį spaust, pinigus paskutinius atimt, kad nieko neturėtų. Kad nei gryno oro nepakvepuotų, kad nei pavalgytų kaip žmogus, kad nei apsirengtų kaip žmogus visiškai, kad net neturėtų su kuo važiuoti. Čia va tokia yra pasaulio sistema padaryta tų visokių Microsoft, Apple vadovų, Bill Gatesų. Čia va specialiai nuskurdint tą paskutinį žmogų ir viskas. Kad gyventų, kad negyventų, kad nieko neturėtų. Va čia yra naujasis pasaulis, bendrakeleiviai. Kad jau už viską reikia mokėti šitam pasauliu, kiek už saulę sumokėti, kad jūs man saulės duotumėt. Čia irgi mačiau lėktuvai, aną dieną skraidė debesis kažką purškė, o šiandien lietus visą dieną. Vat neduoda žmogui net pasidžiaugti, vat sukurt depresiją. Tai specialų pasaulį depresiją sukurt žmogui. Kad žmogus visiškai nieko neturėtų, nei saulės. Atvažiavome į nacionalinį Zangadžio parką. Tai keičiu aprangą, turiu savo taktinius batus, kažkiek jie atsparus vandeniui. Tada turiu nuo savo motociklo kelionių niekada nenaudojęs lietaus aprangą. Visiškai nauja. Įsimečiau, galvoju, gal kažkada prireiks. Būsiu kareivis. Super. O, atsisveikinam su busiuku kol kas. Tai pats parkavimas čia valanda 40 euro centų, o visai dienai tik 4 eurai. Tai matysim, kiek mes čia laiko praleisim. Įdomu, kiek čia to kelio man reikia nueiti iki vietos, kaip lietus sustiprėjo. Wow. Čia tos kainos tai tokias nevaikiškas, 61 euras, jeigu kalbam apie kelimą.
Jeigu tiesiog bilietas, 239. Negaliu paspausti. Tas lietus. Tada 30 eurų. Tai faktas, kad man reikia imti 30 eurų ir daugiau matysim, kur galima nueiti. Vau, aš tokių vaizdų dar nesu matęs. Gamtos stebuklų. Netgi iš apačios atrodo galingai. Bandžiau pamėgdžiot varlės. Tokias jau 8 minutės laukiau. Čia sustojau užkandžių nusipirkti. 10 minučių užtrukau, kad bulvių nusipirkti. Kokia moderni Kinija. Energijos šaltinis bulvės pas mus. Ko mažiausiai tikėjausi, kad pamatysiu tokių gyvūnų. Pažiūrėk. Ar tu gyvas? Ne, aš matau žvilgsnį tavo. Draugiškai galim paspaust rankas. A ko piktas? Ko piktas? Ką? Po maždaug 7 km pasiekiau kitą įėjimo pusę. Ir galvoju, dabar reikėtų surasti vietą, kur būtų galima į viršų pasikelt, pasižiūrėti, kaip ten atrodo. Mes atėjome iš šitų vartų iki čia. Tai įvykėm vat šitą maršrutą. Man sako, kad čia vanduo užlietas, niekur nepraeisi, tai man reikia autobusą imt, kad nukeliaučiau čia. Ir tada ką mes čia pamatysim? Čia kažkokia kita dar vietovė yra. Dar vienas rajoninis. Sveikas. Nu tikrai vierchas. Už ką mane puoli? Už ką? Kas yra? Taigi sunešiočiau aš tave. Gerai. Autobusu atlėkiau iki rytų vartų, per kuriuos įėjus rasim liftą iki vieno iš pagrindinio vaizdų. Avataro kalnai vadinasi, nes filme buvo parodyti tokie vaizdai. Tai ir įgavo pavadinimą Avataro kalnai. Vienas kaip geralius gavau vietą. Šiaip net nežinau, kur mes keliamės. Ten viena linija kaip ir dėl oro neveikia, ten nekelia. Čia su autobusu atvežė. Labai viskas per tą lietų apribota. Tai vis tiek kažkur pakilsim į orą. Tas vaizdas bus aukščiau nei buvom.
Tiesiog puikus vaizdai. Tobula koks kraštovaizdis. Toks gal truputį nusivylimas. Neturiu net ką ir parodyti. Tiesiog dūmai. Uždūminę. Tai dabar leisiuosi autobusu irgi nežinau kur. Kaip sakant, oro nepasirinksi bendrakeleiviai. Pagaliau pirmieji vaizdai, nerūkas, galima matyti vaizdus. Taip, tai čia su autobusu, pirmyn atgal. Bet verta, pažiūrėkit, kokie vaizdai už manęs. Būčiau paukštis, tai čia, va. Pranardyčiau. Išleiskit mane, aš noriu skrist kaip paukštis tokioje gamtoje. Einu per tokį taką link Avataro kalnų. Vis bandau pasiekti savo tikslą. Bet čia labai didelis rūkas vėl. Nieko nesimatys tikriausiai. Bet kas čia žino? Apie kilometrą liko. Tai ateinu toliau. Čia pagal viską turėtų matytis kažkas. Nieko. Avataras. Panaikink rūką. Pasakysiu tik tiek, oro nepasirinksi dar kartą. Avataro kalnai, bla bla bla. 3000 pagalių vieta. 1000 metrų. Altitude aukštyje. Vertikaliai bokštai 150 metrų. Unikali figūra. Stovi šitam parke. Labai gražios skulptūros, akmenai. Ir buvo panaudota lokacija filmuojant filmą Avatarą. Kažkuriuo atveju atmosfera labai gera, bet kad bent kažkiek matytųsi kas. Labai sunkiai. Nupūstą rūką reikia. Nesąmonė, ką aš jums galiu pasakyti. Nupučiau, pažiūrėkit, matosi šiek tiek. Labai gerai, po truputį nupūsim bendrakeleiviai visi kartu. Truputį, labai menkai matosi. Hello? Hello, how much for watermelon? Watermelon 15. 15, yeah? Okay. Niekas geriau net gaivins nei visą dieną prastovėjęs arbūzas ant vitrinos. Viskas, parkas susidarė, darbo laikas baigtas, o man dar reikia tolimas kelias iki mano vartų, kur būsikas priparkuotas. Nežinau, ar autobusai bevažiuos. Žinot ką, pasakysiu, durnos tos sistemos, kinietiškos, negaliu išvažiuoti. Nusiskaičiau savo kodą ir gaunu klaidą Google'o. Ką padaryt man? Mėgausi čia, o ką daryt? Negaliu išvažiuoti. Dar taip nėra buvę. Kinijos bajeriai. Bet vaizdas čia geras. Tai pasiliksim čia. Šiandien dieną taip ir užbaigiam viskas. Nežinau, kur aš planavau važiuoti, galvojau, gal kitą vietą susirasiu. O kodėl?
Man vat pasakė, nevažiuot šiandien ir nevažiuoju. Labanaktis bendrakeleiviai, visas jėgas man atėmė. Tas turizmas Kinijos. Gražaus vakaro ir iki rytojaus. Į darbuotoją sąskaitą sumoku pinigus, kad išvažiuoti iš parkingo. Nes man tai neveikia. Thank you. Bye bye. Lempa, bet sprendimas yra sprendimas. Atlėkiau pagrindinės stoties, galvojau pakilsiu daugiau pasižiūrėti Kinijos vaizdų ir man sako darbuotojas su vertėju, net nevar, nieko nematysiu, rūkas, nėra prasmės, sakau, visiškai nieko nematysiu, ne. Tai, toks oras, papuolė man su Kinija ir grįžtu atgal, čia buvau busiką prisiparkavęs, galvoju dar kelias valandas. Pakilsiu aukštai pasižiūrėti vaizdų, bet ką tu ten pasižiūrėsi, kaip rūkas didžiulis. Čia kaip darbuotojais verčia TikTokus filmuot, pasižiūrėkit. Kolektyvas, šiandien TikToką nufilmuokim. Pasirinkau tą patį kaip ir visada. Mokamą kelią, nes su nemokamais keliais. Nesąmonė, tiesiog. Iš 8-9 valandų kelio pasidaro 1 diena 2 valandos, kad važiuot. Gal atrasim kokį optimalų variantą tais nemokamais keliais prasivažiuot. Sustojau pavalgyt. Čia kaip ir šoninė, ryžiai ir sriuba. Kaip visada, eksperimentuoju kinų maistą. Su kinų maistu yra taip, kad labai greit gali užšokti ant aštraus maisto. Čia kaip ir neaštru, kaip ir aštru, bet irgi skanu, ką aš galiu pasakyti. Čia kaip ir viskas aišku, kiaulienos šoninė. Ir čia irgi labai panašu skonis. Gal jautiena iš tikrųjų. Gal bus jautiena jo. Ir vat, jeigu šitų paragauji, tai aštru. Bet jeigu šiaip valgai va, tai nėra aštru. Ir ryžių reikia pasimti visada. Ryžiai balansuoja va tokio tipo maistą. Tai jeigu užkandi kažką, imi ryžių. Užkandi kažką, imi ryžių. Labai gerai viską balansuoja. Tai imkit ryžių visada, kai valgot tokio tipo maistą. Ir šiandien važiuoju, va, taip visą dieną. Daug nieko ir kaip ir neturiu parodyti. Buvo šiek tiek vaizdų. Yra šiek tiek vaizdų kalnų. Bet tokia važiavimo diena. Po vakarykščių pasivaikščiojimo. Tai bandysiu toliau važiuoti, stabtelti išmiegoti ir rytoj ryte būsiu viename iš Kinijos miesto. Ten, man atrodo, susimatysim. Nihao, bendrakeleiviai. Pusryčiams arbūzus valgau. Vakar tiesiog visą dieną taip 1000 kilometrų suvažiavau, jau atrodo kasdienybė tas 1000 nieko. Ir važiuoju į kalnus. Į vieną iš Kinijos kalnų. Nežinau, koks oras bus, ar pavyks ten po tas kalnus palaipiot. Bet pakeliui prieš kalną yra vieta, kur imperatorius, vienas iš Kinijos žinomų imperatorių save pasilaidojo ir netikrą armiją pasistatė aplink savo kapą. Tai toks tikrai unikalus vaizdas, man atrodo, stabtelsim valandą ir 2. Tiesiog pakeliui gaunasi muziejus aplankyti, pažiūrėti, kaip ten atrodo. Ir pats vaizdas unikalus, žmonės kalba taip. Tai papusryčiauju ir lėksim į tą vietą, lėksim į miestą ir pasiplanuosim kalnų pasilaipėjimus. Kaip visada mėgu su furistų aikšteliai ir pasakysiu, kad Kinija man tikriausiai taps viena geriausių infrastruktūrų keliavimui tokiais atstumais, nes visada
yra tualetas, yra kur nusipraust, yra labai paprasta nusipirkti, pavalgyti. Visko čia galima gauti tokiose aikštelėse ir kūras, žinau, kad ir kitose šalise yra ir teko būt, bet Kinija man pasirodė labiausiai išvystyta tokia infrastruktūra ir tokias vietas, didžiulės aikštelės turim kas 50 km magistralėse. Tai man labai Kinija patinka to klausimu, kad taip paprasta keliauti, taip paprasta susirast ir pamiegoti aikšteliai. Bendrai Kinija tų infrastruktūrų visokiausių turi. Keliai kokie geri. Aišku, už juos ir mokam. Mačiau labai turi daug atominių elektrinių važiuojant. Didžiausių pristatyta irgi. Vakar pravažiavau vieną. Tai nenuostabu. Kinija ekonomiškai pažiūrėkit, kokia galinga. Ir kiek pasaulio rinkose visur dalyvauja. Šalis visur ją galima pamatyti. Made in China. Toks pastebėjimas, kad Kinijoje policijos nėra daug. Tai labai paprasta logika, tikėtina tiesiog, kad daug kamerų, tai per kameras viską išsprendžia. Baudų klausimus, pažeidimų klausimus. Man atrodo, tos policijos gyvai kaip ir nereikia. Nebent koks konfliktų beieškant. Tada gal turėtų... Ar šioj kelioniai man gali sektis labiau? Ką bendra keleiviai? Visas stiklas suskaldė. Ką žinau, kas atskrido, paukštis ten buvo, ar šiaip tiesiog iš po ratų kažkas. Kaip man sekasi tokius dalykus? Aš nemanau, kad Kinijoje problemos man kils su langu. Ta prasme, važiuojant iš išorės net netrodo baisiai. Kokia nesąmonė, tik vakar. Aš jums nemeluoju, pagalvojau, ant kiek gerai stiklas laikė visą kelionės metu. Nebenoriu aš niekur eiti. Ta prasme, aš ko mažiausiai tikėjausi iš Kinijos tokių bairių. Neįmanoma, tiesiog Kinijai neįmanoma, kad ar tu kažkur mašiną įmūrytum, ar stiklą susidaužytum. Tiesiog neįmanoma, atrodo. 70 eurų dar už kelią susimokėjau už tą 1000 kilometrų. Čia langas išeina už tos pinigus. Kažkaip reikia dabar. Sveiki bendrakeleiviai, mes eisime į labai įdomų muziejų pasižiūrėti armijos netikros. Ačiū ir susimatom. Bilietas nedaug, 15 eurų. Bent jau tiek. Kaip visada, turistinės vietos milijonai žmonių. Kaip man nuotaika susigrąžinti dabar po lango. Visiškai man nebeįdomus tas muziejus, tas iš pradžio galvoju bus įdomu pasižiūrėti. Tai aš turiu pagalbą kaip ir visos kelionės metu, ką reiškia, kad galiu konsultuotis. Klausimais tai paklausiau, kaip gali būti, sako, priklauso nuo situacijos. Policija ar ten matys tas langas labai blogai, tau trukdo vairuoti ar ne. Mano manimu netrukdo man vairuoti, bet nuo policijos priklauso. Gal labai neskriaus ne vietinio. Parodykit man tą armiją, sunešiosiu visus. Tai prieš jūsų akis mes turim terakoninę armiją, taip vadinasi, nepagalvokit, tai nėra tikra armija, kad kažkada čia buvo žmonės ir jie dabar yra sustingę. Tai yra molinės statulos, pastatytos vieno iš Kinijos imperatorių įsakymų, Qin Shi Huang, kuris po mirties norėjo jaustis saugiai, kad po mirtiniam gyvenime turėtų irgi savo armiją. Tai viskas buvo pastatyta žmonių rankomis, tūkstantinės armijos, tai kariai, žirgai, kiek matau čia yra, ir pamatysim gal daugiau karių, skirtingų karių. Kai pasižiūri į veidus, į detalės, tai kažkas neįtikėtino, ant kiek meistriškumas, bet žinant kinus, kiek jie visko prigamina, tai tais laikais irgi turėjo talentą pagaminti, pristatyti tokių dalykų. Ir kas įdomiausia, kad tai visiškai atsitiktinai atrado vietiniai ūkininkai,
tiesiog norėdami išsikast šulinį. Tai įsivaizduokit, kas į šulinį ir randi va tokį šedevrą. Taip pat imperatorius žinomas suvienijęs Kiniją po daug šimtmečių trukusių karų, taip pat prisidėjęs prie gynybinių statybinių projektų, įskaitant didžiąją Kinų sieną. Valdė griežtai, turėjo irgi griežtą valdžią, visgi imperatorius. Nenuostabu, kad viską rimtai žiūrėjo ir rimtai žiūrėjo į savo pomirtinį gyvenimą, kad galėtų saugiai ilsėtis vat su tokia armija. Čia viskas pastatyta prieš daugiau nei 2000 metų. Neįtikėtina iš tikrųjų, kaip išsilaiko tokie dalykai. Kokybė gera. Made in China, kokybė gera, nežinau, galima šiuo atveju pasakyti. Truputį įdomiausia apie veidus, ar tie veidai irgi tikri kariškių veidai, tai į tą pusę. Nėra visiškai, kad atkurti kariškių veidai, bet tiesiog paimtas toks kaip ir pavyzdys, tai tas veidas nėra toks jau tikras žmogaus. Buvo bandoma padaryti tą tokią realistišką pusę. Tai mes dar nueisim į antrą ir trečią pasižiūrėti, kaip atrodo. Nedidelis čia muziejus, čia maks 1-2 valandos. Ir lėksim toliau. Pripažinkim, žirgai tokie nėra labai jau realistiški, bet gal nereikėtų ieškoti to idealumo, kalbant prieš kiek tūkstančių metų pastatytą. Bet tokios formos trūksta iki realaus arklio. Su kariais irgi įdomu tarp tų skulptūrų, kad ne šiaip buvo paprasti kariai, kaip pasakyti, sudėlioti skulptūros figūrėlės, bet irgi aukšto rango valdovai, generolai, paprasti kariai. Tai netgi turėjo tą tokią kaip ir paskirtį kariuomeniai, kaip ir tikroj kariuomeniai. Tai netgi iki tokių detalių viskas buvo apgalvota. Ir nueisime į paskutinę dalį. Čia labai daug žmonių žiūri į šį vyruką. Tai čia lankininkas. Tiesiog jo tokia pozicija įdomi padaryta, lankininkas. Kodėl žmonės į lankininką susidomėjo tiek? Atsiprašau. Tai čia, ką matot, vyksta toliau kasinėjimai, čia yra netgi visa įranga ir tikėtina kažkurio metu čia atkasinės daugiau. Ir tas lankininkas irgi, kuris yra tarp vitrinos, tai vieta ypatinga būtent numeris 2, kad labai geros kokybės skulptūros yra atrandamos, iškasinėjamos. Ir kaip čia įranga, pažiūrėkit, Įdomu, kaip realiai ir kiek laiko užtrunka atkasinėti viską. Įdomu, kiek laiko iki dabar užtruko atkasinėti, kiek yra atkasta viskas. Tai kuom ypatinga šį numeris 2 vieta, kad po atkasinėjimo darbų tikėtina matysis tas tikras kariuomenės išsidėstymas ir ženkliai geresnės kokybės kariai. Įdomu, po kiek metų čia reikėtų sugrįžti, pamatyti. Čia viską atkasta. Gal jau būsiu amžinatelsis, kas čia žino. Tai vat, anūkams, vaikams linkėjimai, jeigu lankant šį vietą. Mano laiku ir bendrakeleivių nebuvo dar atkasta, nebuvo. Pavyzdžiui, čia atkasinėjimas tai nelabai įvykęs, nes tiesiog skulptūros, kaip matot, į krūvą sugriautos. Tai 2026 metai. Kas nors iš ateities, parodykit būtent va čia, atsistokit, kiek buvo visko atkasta ir kaip viskas atrodo. Ačiū, gražios dienos. Čia muziejaus salė, kur galima karius iš arčiau pasižiūrėti. Kaip jie čia atrodo. Bet veido detalės tikrai pakankamai gerai atkurtos. Armijos pareigūnas, kaip atrodo. Čia lankininkas bus, kurį matėm. Žirgai iš arti bus galima dabar pažiūrėti, kaip žirgai atrodo. Gal iš tikrųjų ir gerai, ten iš aukštai netrodė, kad jie padaryti. Pažiūrėkit, kaip atrodo detalės. Viskas žmogaus rankomis. Rankos, veidas. Netgi šarvai, kaip padaryti iki detalių. Pažiūrėkit, čia kaip yra posakis, galvą pamečiau. Galvą pamečiau. Čia kaip matai, draugelį bare atnešanti dar 2 alaus, kai sakai, kad jau viskas, einam namo. Perskaičiau, kad pačio imperatoriaus kapas tai net pilnai neatkasinėtas. Tai gal net ir bijo jo pilnai atkas, kad nesugadint. Bet jeigu neatkasi, tai ir nesužinosi, ir nepamatysi.
Tai gal po truputį labai atsargiai, pliumpt, pliumpt, po gabaliuką ten akmenuko pliumpt, kiekvieną dieną, pliumpt, pliumpt. Įsivaizduokit, atkasinėja imperatoriaus viską ir tiesiog bliupt sugriūna viskas. Žiauru būtų. Tiesiog žiauru. Kaip žinot, nesu aš muziejaus žmogus, bet pažiūrėt, ką čia pribūręs buvo tas pirmasis Kinijos imperatorius, man atrodo, 1-2 valandas tikrai galima skirti. Ir aš pagalvojau, kad taip gavosi šiandien diena ir tas oras toks kaip ir žiūrėjau į kalnus dar man netinkamas, nes praneša lietų kažkuriuo metu, tai aš galvoju, gal iki miesto palėksiu, viešbutį gal pasimsiu, nes tiek man irgi prikrito dokumentų dar pasitvarkyti, reikia ten daiktus išvykimą surašyti, tai mes dar nepasiekėm 2 savaičių kelionės, bet žinot, tas jau toks gaunasi, kad turi tuo pačiu dirbti ties išvykimu iš šalies, kas man labai nepatinka. Tai tikėtina susitiksim mieste, į vakarą išeisim pasižiūrėti, kaip ten miestas atrodo, pasižiūrėjau visai gražiai, tai susimatysim mieste. Čia aikšteliai turim pirmojo imperatoriaus statulą. Va kaip atrodė dėdė. No, thank you. Oh, how much? 3 yuan. 3 yuan. No need. 3. Langą gal turit parduot? 3 yuan. Langą, ne? Lango parduot neturit? Nereikia man tų statulėlių. Volkswagenas tai 4 langas. Nereikia, ačiū. 20. 看，哎 ，hello， 哎， Ni hao. 你看， Ni hao. Ni hao. 20， 4个20， 20， Lango reikia. 20， 20， Gerbiamoji. 20， Man lango reikia. 50， 50， 50， 50，看， Tai buvo 20 dabar 50. 50. 啊 ，50， 50. 50，来 50. ，50， 50. 50，看，哎，看，2、3、4 ，50。 50. How much? How much? How much? How much? 40, 40, 40, Man lango reikia. 40, 40, 40, hello? 30, 30. Nusprendžiau išeit kokią 1-2 valandas pasivaikščiot po naktinį Kinijos miestą. Čia yra Han? Taip reikėtų tart miestą. Neįsivaizduoju. Bet neteko pasivaikščiot po naktinį gyvenimą Kinijos. Mane gal labiausiai domina šviesos, kaip čia viskas apšviesta gražiai. Čia turim traukinių stotį. Kaip atrodo? Man tie stogai patinka kiniški. Ir mes pabandysim ten taip tiesiai eit. Viena pagrindinių gatvių gal irgi. Čia toks kaip ir gaunasi specialus toks senamiestis rajonas, nežinau kaip turėtų vadintis. Nes ir čia tokia tvora eina kaip ir. Daug nesu susipažinęs su šiuo miestu. Tai tiesiog vaizdų pažiūrėsim naktinių. Pavargęs. Klausimas, ar tik nuo tos arbatos ten kur padėta. Ar kažko stipriau šiandien buvo užragauta. Pažiūrėkit, koks čia Hyundai'us. Kaip atrodo. Made in China. Hyundai'us Korėjos, bet man atrodo čia vietinis pasidarė tuningą, patobulinimus pats. Man tie motoroleriai, visokiausi dviračiai, kiek įkyrėjo šiandien, kol atvažiavau. Ta prasme, jie lekia, net nežiūri, net nesidairo. Bepročiai tie motoroleriai. Atrodo, pas juos jokių taisyklių nėra. Kas nori, tas važiuoja. Ir šalmų jiems net nereikia. Kai kurie su šalmais, bet norėjau pasiskūst, kad jie labai laksto. Sunku manevruoti eisme. Aš nesuprantu, ar jie yra pėstieji, ar eismo dalyviai gatviai. Jiems tiesiog jokių taisyklių nėra. Jie šaligatviais važiuoja, ant kojų važiuoja, jokių stabčių. Aš dabar kaip senas dėdas skundžiuos.
Šeštadienis. Vidury savaitės. Šokiai pokiai vyksta. Kas čia vyksta? Sportas? Paeini 100 metrų, randi kitą pramogą. Žmonės sportuoja. Vakarinės pramogos vietinių. Sportas, šokiai. Kas toliau? Čia žmogelis tiesiog dainuoja. Tiesiog žmogelis dainuoja. Tai jau gaunasi sportas, šokiai, koncertai vienoje vietoje. Gatvės maistas. Dešrelės. Nealkanas kažkaip. Bent jau iš gatvės maisto. Čia ir keliaudamas Kinijoje pastebėjau, jie yra pakvaišę dėl maisto. Tiek maisto vietų, ta prasme, pilna. Nesu matęs, kad tiek būtų nei vienoje šalyje visur maisto. Ir aš čia atėjau prie tokios vietos, kur šiandien pravažiavau, taip ir pagalvojau, gal naktį visai gražiai atrodytų. Va toks bokštas. Kiniško stiliaus. Tai mano kelionė čia ir iš tikrųjų pasibaigs po miestą. Nelabai čia tų veiklų yra, gal reikia atsirast, bet pasivaikščiot vis tiek įdomu. Matau, žmonės irgi čia susidomėję. Kokias čia aprangos, pažiūrėkit. TikToką laivą daro. Kas žiedą čia truputį nesąmonę. Aš važiavau, turi čia sustot, pralydinėt. Nelabai kas laikosi taisyklių, tie dviračiai irgi nesąmonę. Maišosi po kojom. Mano ekskursija mieste baigsis, nes lietus pradeda lyti. Lietinga Kinija mus pasitiko. Bent jau antrą savaitę tikrai lyja lietus. Rytoj, kiek žiūrėjau orus, turėtų būti gerai. Į kalnus eisim. Labai tikiuosi, kad bus energijos ryte. Bandau po truputį dar eiti pro miestą ir nežinau, kur mane kelias nuves. Gal sustosim pavalgyti? Gal? Aš kaip kiekvieną kartą atinu pavalgyti į vietą, tai čia margu. Tada atsiverti kitą puslapį. Margu. Nežinau ką valgyti, man viskas čia labai keistai atrodo, čia tas visas salotos. Tai aš tiesiog pasirinkau saugų variantą šiandien. Kiauliena. Kiaulienos pilvukas, ar taip galima pavadinti. Nes kažkaip vakaroj čia jau nenoriu eksperimentuoti, čia su maistu jau buvau paeksperimentavęs. Aš jums sakiau, kad čia saugus variantas. Labai skaniai atrodo. Bet kaip greitą maistą padaro. Tikėtina pasiruošę, jie viską turi. Man per 5 minutės atnešė. Šitą maistą paprasta valgyti su tom lasdom. Žvakutė kaitina mano maistą, pažiūrėkit. Pavyzdžiui, tos užeigos, tai va tokios labai paprastos visur. Čia gal viena iš didesnių, kur atėjau, bet viskas atrodo taip. Čia dar limonadą nusipirkau. Čia vietiniai arbatą geria. Tokių dalykų negeria čia. Čia europietiška arbata. Mane tai liūdina, kaip greit laikas bėga.
Aš nežinau, per greit bėga viskas. Antra savaitė jau įpusėjo. Aš gal per daug tą laiką kažkaip skaičiuoju, bet man tą laiką reikia žiūrėtis, nes nespėsiu daugiau išvykti. Pasibaigs viza ir viskas. Ką tada darysiu? Ir viešbutį iki pat vakaro dokumentus pildžiau. Ten kaip ir minėjau, jeigu neminėjau, reikia daiktus surašyti, ką turiu tarp būsiko iškeliaujant. Tai daiktai visą kitą, ten draudimai ir taip toliau, daug reikalų, iš tikrųjų labai viskas maišosi. Toks ir nuovargis ateina nuo tokių dalykų, kur negali atsipalaiduoti kelioniai. Tokio truputį negatyvo apie kelionę. Bet ar mes pasiduosim bendrakeleiviai? Tikrai ne. Tikrai nepasiduosim. Nors kas čia zino? Žodžiu.